Kągi, atėjo mano diena iškeliauti back to the roots į Berliną, Vilnius-Berlynas oro linija arba kiek įmanoma arčiau oro linijos su BMW R12 GS naujoju motociklu. Bagažas sukomplektuotas, esu prie Inchcape. Kaip matote, turiu 5 dienas, reikia nuvykti iki Berlyno 1050 km. Palinkėkit man sėkmės, važiuoju be telefono, su juostiniu fotoaparatu, miegosiu gamtoje ir pasižiūrėsime, kaip man seksis. Pas vietinius paklausiu, kur galima vandens įsipilt ir mane atvedė, nurodė prie šulinio, kad čia, prie geležinkelio, bet čia rašo, kad gerti ir naudoti maistą draudžiama. Tai nežinau, bandyti rizikuoti ar ne. Pasižiūrime, kaip čia atrodo. Turbūt reikės važiuoti toliau. Manau, tikrai rasim dar ne vieną šulinį. Pavyko gauti vandens. Sustojau kieme. Sakė, tu atneš iš gręžinio vandenuko. Ir važiuosiu į stovyklavietę žiūrėti nakvynės vietos. Už kelių kilometrų viena yra, pasižiūrėsime, ar ten kažkas bus. Atvykau į pirmą nakvynės vietą. Visai neblogai pavyko čia surasti. Žiūrėkite, kaip atrodo. Yra kažkokia laužavietė, šiek tiek šiukšlių, bet šiaip visai ramu. Ten toliau yra ežeras ir tikrai bus vietos pasikabinti hamakui. Bandom užkurt benzininę viryklę. Tai pirmiausia turi šiek tiek užkaist. Ir tik tada pereina į garų režimą. Truputį darom, matom mėlynuot pradeda ugnis. Daugiau kaista. Vakarienė bus kruopų miksas ir jautienos konservas, kurį Marius padovanojo. Ačiū, Mariau. Manau, bus tikrai gerai. Šiandien diena, pirma diena, kelionę pradėjau su lietumi, tempiau į vakarą, kad lietaus būtų mažiau, nes norėjau pirmą dieną visiškai sušlapti, nes mano apranga nėra lietui skirta. Jau važiuojant nuo namų iki Inchcape'o starto vietos, per kelnes vanduo bėgo į batus, tai teko
galvoti sprendimo, galvoju, kad užsimausiu kelnes ant bato, bet kelnes per siauros ir neišeina tik patį viršų. Vos užeina uždėti kelnes ant viršaus. Tai pabandžiau važiuoti taip. Starto vietą jau išvažiavus supratau, kad nepatikėsit, bet piniginės nepasiėmiau. Tai teko grįžti iki namų, nes ten yra pinigai, grynieji ir dokumentai teisės. Navigavimas pradžioje buvo sudėtingas, patį pirmą posūkį iš autostrados išvažiavimo prašoviau, nepataikiau, tai teko pavažiuoti šiek tiek į priekį kelis kilometrus ir grįžti atgal į maršrutą. Sunku dar priprasti prie žemėlapio mastelio ir pagauti atstumus, ypatingai važiuojant off-road ir mažesniais keliais. Tai porą vietų buvo tokių, kur važiuoju ir galvoju, ar tikrai dar čia važiuoju, dar bandau, pražiavus pasirodo viskas buvo ok, bet navigacija gana sudėtinga, tikiuosi priprasiu, rytoj bus jau paprasčiau. Vėsu, vėjas kol kas didelis nakvynės vietoj, pasidariau dabar vakarienę, pavalgysiu, skaitau knygą, nusipirkau Maksimui pabėgimas iš Šiaurės Korėjos. Nežinau, pagalvojau, kad kažkas praskaidrinti nuotaiką sėdint vakare pavalgius gal bus visai įdomu. Tai taip verdu košę, skaitinėju ir čilinu. Ežero kitoj pusėje girdisi muzika. Turbūt teks naudoti ausų kamštukus, kad būtų ramesnis miegas. Dabar pas mane yra beveik 10 valanda. Tai aš manau, kokie 11 valandą jau įdėsiu į hamaką ir turbūt rytoj rytą pradėsiu šiek tiek anksčiau. Pagalvojau, kad dar nepasakiau, kur esu. Tai pravažiavau Aukštadvarį, šiandien visai nedaug nuvažiavau, startavau apie 18 valandą. Tai 70 km nuvažiuota ir už Aukštadvario esu prie kažkokio tai ežero. Pavadinimą gal netgi pasakysiu, aš pasižiūrėjęs čia. Mat pasižymėjau, kad kempas yra. Poilsiavietė prie Guosto ežero 2. Tai va. Visai čia viskas neblogai. Šiltas vanduo. Sakyčiau, labai šiltas. Labas rytas. Naktis buvo rami. Miegojau gerai. Kokias turbūt 8 valandas jau. Kaip čia pas mane atrodo vaizdas. Oras irgi geras. Biški vėsoka paryčiais. Turbūt kokie 8 laipsniai. Reikia įdėti tuliką. Labai myšt noriu. Dar būčiau pamiegojęs.
Ir taip kiekvieną kartą su benzininė viryklė, kol užkaitinė. Vandens suvartojimas. Atsivežiau 2 litrus, liko pusė litro tik tais. Tai su 1,5 litro ką aš padariau, pasidariau vakarienę, tai viriau kruopas su konservais, pasidariau va tokį padelį arbatą, čia turbūt tai yra kokie 300 ml. Ir pusryčiam avižinė košė 100 gramų. Ir kava. Indus ploviau ežere, tai va 1,5 litro nieko daugiau nedarant, tik tais va tiem dalykam išeina. Jeigu dar indus nori prasiplauti su vandeniu, kurį atsiveži, tai 2 litrų reikia. Beje, dar apie daiktus, kurių nebuvo pasiruošime, bet jos paskutinę dieną įsidėjau prieš išvažiuojant. Tai katiliukas, galim taip vadinti. 1,1 litro talpos. Atsisakiau 600 ml puoduko, štai kelionė pasiėmiau tokį, nes yra patogiau virti, ruošti maistą, patinka reikia kruopas užvirti, dar konservus dėti, tai norėjusi, kad būtų jis platesnis ir netoks gilus. Jis eina su dangteliu. Ir antras dalykas yra kavos sistema. Tai čia dedasi kava malta. Šita kapsulė dedasi čia ir visa sistema leidžiasi į vidų. Ir šita sistema, kai suki žiedą, tas cilindras iškyla lauk iš puoduko ir iš esmės tą sistemą jau užtraukus, čia lieka tik tais juoda kava. Ir pati kapsulė, dabar nėra išplauta jau, atrodo taip. Tai telpa apie 15 gramų kavos maksimum, bet nebūtina dėti pilną. Tokie turbūt yra daiktų pasikeitimai, ką dar pasiėmiau. Ir dar vienas dalykas yra litrinis kuro butelis. Prieš tai buvo 0,3, bet pagalvojau, kad reikės labai daug žaistis ir jeigu daugiau virsiu, tai mažiau žaidimų bus smagiau, tai pasiėmiau didesnį. Šiandien neskubu, turiu daug laiko, tai pafotografuoju, dabar sustoju gražiai vietai prie pjautų rąstų ir šiek tiek persidėliau daiktus po vakar dienos. Tai mintis yra kokia, kad maistas buvo sudėtas ir virtuvė visa čia praktiškai ir daiktai buvo biškį per daug padrikai išmėtyti.
Tai kad būtų paprasčiau pietauti, nereikėtų judinti va šitą krepšio, kur yra miegojimo sistema, visa kita, nes daugiausia laiko užima jį sukomplektuoti, pririšti atgal. Tai visą maistą sudėjau ir virtuvę čia. Čia miegojimo sistema, rūbai visi. Ir šitas mažas krepšiukas buvo skirtas fotoaparatam, bet gaunasi, kad kiekvieną kartą stoju, kol atsisegi, išsitraukia fotoaparatus, tai dabar fotoaparatą tiesiog vieną įsidėjau čia, kitą į kitą kišenę. Ir ką aš noriu pasakyti, kad su kiekviena diena mes stengiamės vis labiau optimizuotis ir tai gaunasi natūraliai. Ir aš manau, kad į kelionės pabaigą tai dar daugiau dalykų bus, kuriuos optimizuosiu, kad būtų greičiau, patogiau ir paprasčiau. Tai tokia mintis. Pažiūrėkit, kokia įdomi vieta. Gerai atrodo, ne? Ir va čia mocas. Bandau nusileisti. Privažiavau akligatvį, greitkelis prieki Marijampolės, link Lenkijos. Ir kaip matot, su ranka pasikeičiu maršrutą, pasidariau pravažiavimą čia, nes čia arčiau eina tiesios oro linijos, bet pasirodo, čia nėra kelio, reikės pravažinėti per dešinę ir čia. Let's go! Metas. Šiandien pietums turime avienos konservas ir grikiai. O šitų deštukų tai nepirkit, gaidys, deštukai nusidrožė ir žodžiu blogai. Nereikia taip daryti. Imkit geriau geresnius. Galime nusimaudyti. Kilometrų pirmą. Pagalvojau, gal rasit kažką savo. Jeigu ne čia, tai gal ant šito?
parduotuvę lenkišką, pasimti kažko. Kažkas pasižiūrim, ko čia turi. Jutro jeszcze 2 jajka i 2 kiełbaski. Pasiėmiau sausainių, grietinėlės kavai ir dar normalesnių degtukų, gal šitie bus padaresni. Einu iki Kaliningrado, Lietuvos ir Lenkijos trikampio. Anksčiau esu buvęs, tai su motociklu prie pat važiuodavau, bet kadangi dabar savaitgalis, daug žmonių ir motociklų stovi, tai galvoju, kiek to nevažiuosiu, nueisiu. Nors ir matęs jau ne vieną kartą ir ne du, bet kadangi pro šalį važiuoju, reikia padaryti foto. Atrodo, radau vandens paėmimo tašką, tai pabandysiu pasiimti. Na, jeigu teisingai suprantu, jūs gal geriau suprantant. Punkt Zerpanija vadai. Vandens paėmimo punktas, teisingai. Laiptukai yra, tai kaip suprantu, čia turėtų būti švarus, geriamas vanduo. Labai čia sudėtinga prieiti. Bandau iš kitos pusės. Ten gal bus biški ne toks patus. O gal čia? Ne, čia nėra. Bandau leistis per čia į apačią. Vandens pasisemta. Galima bandyti važiuoti ieškoti po truputį nakvynės vietos. Manau, dar kokius 5 kilometrų šiandien galiu susirinkti, bet jeigu rasiu anksčiau, no problem, galima apstoti. Čia gal su motociklu ir nevažiuosiu. Biški švelniai tariant statu. O čia yra Lenkijos vienas iš lankomų objektų tiltų. Buvęs geležinkelio tiltas. Taip. Atrodo, ne? Nu ką, nepravažiuojama, va esam čia ir panašu, kad reikės ieškoti apvažiavimo.
nei per upelį. Na, pėstute tai būtų galima va čia praeiti ir ten užlipti. Nu, bet nesu mocu. Nu, ir kaip dabar važiuoti? Apvažiavimus, kaip matot, reikia apvažiavimui dar vieną apvažiavimo. Tai va, apvažiavimas. Panašu, kad nelemta. Reikės daryti, va ten toli buvo tiltukas, per kurį negalėjau apvažiuoti, galvoju, gal per čia pavyks. Bet čia pasirodo irgi jokių šansų. Nėra pravažiavimo, dar kartą apvažinėju. Atvykau į kempingą, bandysime susirasti vietą. Pasižiūrėsime, ką čia turi ir ko neturi. Hello. What is the reception here? What is the price for the one bike and for the hammock, one person? 40. 40 zlot. Okay. Thank you. Thank you. Can I put my hammock here? Yes. Okay. Or is there a better place for the hammock? It's No? the best. Okay. Thank you.
40 zlotų. Ir hamakų vieta bus čia. Sakė, nieko čia geriau nebus su spotais. Tai bandysim susibildint. Tikiuosi nebus labai triukšmingi kaimynai.